Labas visiems žiūrintiems. Savaitės darbai prasidėjo paieškomis vandens upelyje. Pasitelkus drono pagalbą skridau upeliu ir radau bebrų užtvanką. Taigi nuvykome į vietą praardyti užtvankos. Taip pat norėčiau pasiūlyti pasigrožėti vaizdu už nugaros. Po visų darbų upelis vėl pilnas vandens. Paskutinės valandos ir jau neužilgo turėtų ristis. Padariau skylutės kvėpavimą. Snapukai irgi jau išlindė. Nu, va ir stručiukai. Sparnas išskleidė vaikštą, lyg svarą laiko. Du tik pirštai. Nu, pasirodykime. Ežiukai. Taip pat pradėjau, kaip minėjau, mažą garažiuką. Tai pamatas pradėsiu daryti. Toks kaip polius. Visą medieną ruošiuosi. Galbūt greičiau gausi, bet gausi kaip visada. Na ir čia pradėjau. Taip pat visą salėje daryti namuką. Taip atrodo, maždaug dar bandau dabar išsitiesinti. Irgi tada susigręžiuoti, pastatyti ant polių. Ir bus kaip ir viskas. Tai dabar bandau susigaudyti visas strižainės. To betonavimas, o po to lipimas viskas į viršų. Na va, dabar iš strižainės jau niekur nepabėgs. Dabar gręšiuos tada skersiniam skylutės strypam, kurie eis tiesiai į žemę į betoną. Kampuose įsigręžu dabar, strypam skylę. Tada po to visas šitas galėsiu užsimauti ant tų betonuotų. Tada čia taip dėsi strypą su sriegiu ir betonuosim į apačią. Kai laiko dienoje mažai, tai tenka taip dirbti. Jau beveik nieko nesimato, bet dar bandau apsikasinėti, kiek išeina. Gal lempą pasijungs ar kažką. Dar tik 8 valandos, jau sutemė. Nieko čia per dieną neišeina nuveikti dabar, kai tokie taip greitai temsta. Nu viskas, visas skylės pasižymėjau. Dabar išsigręžsiu pačias skylutes. Vežtis betoną. Vežti ir suleisti tada šituos.
Na va, visi poliai padaryti, įbetonuota, ištiesinau, dariau slenkstį iš karto. Žodžiu, pamatas jau yra ant polių ir dabar liks tik statyti viską į viršų. Kai dienoje mažai laiko, tai dirbam taip. Patamsi, šviesą įsijungiau per visą kiemą. Na, kadangi šviesos mažai iš tokio dangaus, tai reikia suktis taip. Jau galinį rėmą padariau, dabar priekinį darysiu, jau pasirašiau. Priekinį rėmą pasidarau, nu daugiau jau rytoj ryte turbūt. Na va, šiandien taip. Viršą irgi uždėjau. Ištiesinau, toliau rytoj. Nu, kažkaip taip stogas irgi jau uždėtas. Dabar dar skersynį sudėsiu tokius. Supjau per visur. Čia ir čia ir čia. Po to dar vartus padaryti. Dar papildomą valkį uždėjau čia. Tada taip čia į skardą. Aišku, aukštesnė nuo pat viršaus iki čia. Ir čia tada vartus padaryti.
šonus visus irgi sustiprinau jau. Dar iš galo taip pat padaryti ir po to visą apskardinti. Ir bus garažiukas. Na ir čia dar sustingo jau pilnai poliai visi. Patys jau tokių, kad nesiliestų medis su betonu. Slenkstis irgi išbetonuotos. Dabar visus impregnuoju ir uždedu atgal. Tada irgi kaip ir aną garažiuką kelti visą daryti viršų. Na va, impregnavau. Sukau viską atgal. Jeigu dar vaikščiotų kažkiek, kad neišsivaikščiotų. Stovėtų ten, kur turi stovėti. Polius tai tokius padariau. Panaudojau 5 litrus butelis, susipjaušiu. Labai gerai prilaiko formą. Tai visur taip kažkiek į žemę suleidau. Blogiausia atveju, jeigu reikės išardyti ar nukelti ar ką nors, kad nebūtų sudėtinga laikyti, tai pilnai laikys, kadangi sienas irgi bus storos. Padariau slenkstį iš karto iš betono, tam, kad kai durys užsidaro čia jau ant slenkščio. Ir ką, toliau lipdyti į viršų viską. Na va, pasirašiau visus bruselius jau. Pradėsiu šitą kelti. Čia gal sujungimas atrodo nekaip, bet sunaudojau tai, ką turėjau visą medieną. Čia dar dadėsiu. Čia dar papildomas atramos bus, tai to svorio ant viršaus nebus, tik tai stogas. Tai čia, manau, pilnai laikys. Dar čia dėsiu langus, tai susitvirtins, tai čia šita vieta nėra labai svarbi. Tada visi poliai yra ant sriegių. Čia jau matau, kad tarpas beveik pusė centimetro, beveik centimetrą. Tai tiesiog suksiu vaštelį ir sukelsiu kitai, kiek reikia. Va, priekis bus kaip ir padarytas. Tada dar skersinį langui. Tada pradėsim link galo eiti ir po to jau stogą darysim. Stogo irgi papildoma konstrukcija realiai lygiai tokia pat kaip čianai. 10 cm, kur įdės ant viršaus, tai jos sujungimą darysiu čia.
Tai realiai išsiskirstys tas svoris taip kaip priklauso. Čia įtarpelis minimalus, bet tai visas lentas yra šiek tiek palinkusios, kadangi čia bus stogas, kai gaus apkrovos visas ir nusileis. Užsidedu čia iš galo, iš priekio ir tada skersinus. Čia dar priekį langai bus, ne tokie strižiniai, kaip dabar įdėta, bet bus jie stačiai. Priekį du langai bus, per vidurį durys, gale irgi langas, jis nevalytas, seną panaudojau, tai dar nusivalyti, nesudažyti. Na ir tai va maždaug pabiški vaizdas atsiranda, iš abiejų pusių dėsiu plokštės, per vidurį apšiltinimo putą arba stiklavatą, tai kažkaip taip